yra ką ieškoti. Ir čia per vieną dieną labai nedaug gali padaryti, bet jūs ėjote į mokyklą, žinot, kad per vieną mokyklos dieną, pradinės, 8-metės, daug nepasikeičia. Nepaisant to, vis tik reikėjo mokytis. Yra geriau, kad mokėmės. Tegul ir mokėmės 4, 8, 12, ar net su institutu 16 metų, o kai kurie visą gyvenimą mokosi, tai yra geriau negu nesimokyti. Aš matau per televizorių, kaip moteris, vyrai irgi, bet dažniau moteris, skundžiasi, kaip jos dirba daug. Bet jos nesako, kad jos mokytųsi. Nebent joms trukdo. Jeigu mes norim, kad geriau gyventume, mes turim būtinai mokytis. Jeigu mes nesimokom, tuomet nuo kito priklausysim geriausiu atveju. Tai geriausiu atveju nuo savęs mokomės, bet blogesniu nuo kito. O jeigu ir kitas nesimoko, tai mes grįšime į viduramžius, į gyvūnės pasaulį. Išeitis yra nuolat mokytis, nuolat augti, bet tai yra nepaprastai lengva. Mokslininkai dar nemato, bet energija juda visuomet lengvesniu keliu. Ir jeigu aš matau tą lengvesnį kelią, aš jį kūniju. Tai yra labai lengva kurti. Nekurti yra daug sunkiau negu kurti. Jeigu jūs dirba bet kokį darbą, jūs galite matyti, kad yra lengvesni keliai. Ir eiti tais lengvesniais keliais. Taip vyksta evoliucija. Ir gamtoj, ir darbe, visur. Kiekvieno gyvenime. Yra nuostabu pradėti matyti, kaip energijos juda. Jeigu mes esam tik subtilesni negu viršininkas, kiti, mes turime matyti subtilesnius kelius ir eiti tais keliais. Jais eiti yra lengviau negu neiti. Juokaujant savo, kad vyrai pradėjo galvoti ir kurti iš tingėjimo. Tingi daryti, reikia sugalvoti, kaip greičiau padaryti. Tada ir sugalvoja. Tada ir padaro. Taip sukūrė mašinas, kompiuterius. Bet jeigu yra tingėjimas, reiškia energija nejuda. Reiškia mes tikriausiai, jeigu kažkas sako daryti ir mes nedarom, tai paprastai yra mintis ir jie trukdo energijai tekėti. O gal tai yra neteisingas senas kelias, yra geresnis.